Pirmieji filmai buvo montuojami juostas karpant žirklėmis. Iškirpta scena suklijuodavo specialiais klijais. Šiandien nei žirklių, nei vaizdo magnetofonų nereikia. Svarbų darbą atlieka kompiuteris, bet svarbiausia – montažo režisierius. Tai yra labai svarbi grandis filme, todėl kad, kaip jūs ir sakėt, jis gali ir labai pagerinti, bet galima turbūt gerai nufilmuoti filmą, bet jeigu gerai nesumontuosi, tai gali būti, kad filmas nebus geras. Tai iš tikrųjų labai svarbus etapas filmo, vienas iš svarbiausių. Trys nacionalinių kino apdovanojimų laimėjimai ir dar 3 nominacijos, dabar prisideda 4. Tokį kraitį turi Danielius Kokanauskis. Į kraitį įeina ir tarptautiniai pasiekimai, dar pirčiau sustiprinantys montažo režisieriaus patirtį, kuria nesuabejojo ir šių metų komisija. Šįkart Danieliaus vardas minimas už darbą dokumentinėme filme Dulkės, kaulai ir stebuklai. Dar vieno dokumentinio filmo montažas įstrigo nacionalinių kino apdovanojimų komisijai. Biks beveik Nirvana, istorinius ir dabarties vaizdus lipdė Eimantas Belickas. Iš pradžių matematiko ir informatiko kelią pasirinkęs Eimantas labai greitai suprato, kad vis dėlto jo pašaukimas kitas. Belicko rankos prisilietė prie ne vieno filmo apie Lietuvos įžymius žmones. Šįkart jo dėmesys sutelktas į legendinius Biksus. Antrą sidabrinės gervės nominaciją gauna Kostas Radvinskas. Kadaise su Alytaus ilgamete grupe Airija koncertavęs Kostas jau daugiau kaip 15 metų gyvena kino pasaulyje. Šių metų geriausiųjų penketuke atsiduria už vaidybinio filmo Danka vaizdų išdėstymą taip, kad žiūrovas susikaupęs, bet tuo pačiu lengvai įsijaustų į jautrią istoriją. Pernykštė nominantė Ignė Narbutaitė per šiuos apdovanojimus stebės ne vieną savo darbą. Tuo tarpu geriausio montažo režisieriaus kategorijoje ji nominuota už filmo Kinų jūra vaizdo montažą. Ignė jau ne kartą įrodė, kad jai sekasi įsijausti į dramatiškas istorijas ir vaizdus taip suklijuoti, kad istorijai gautų dar daugiau emocijų. Latvijos montažo žvaigždė, turinti 6 savo šalies kino apdovanojimus, Armandas Začas, papildė lietuvių filmo Renovacija komandą. Nors filmo vaizdas beveik neišeina iš vieno namo ribų, tačiau montaže Armandas išpildė režisierės platesnį matymą ir padėjo istoriją perteikti taip, kad žiūrovui ji būtų artima bei pažįstama. Mes esam labai geroj situacijoje, nes turim ir vyresnę kartą, bet turim ir jauną kartą, kuri labai eina į priekį. Nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė jau visai netrukus, gegužės 31 dieną.